Tomas įsigando. Ūžiantis katilai. Nutrūko garlaivio grandinė. Gelbėkit! Tomas švilpė ir tutavo, bet niekas jo neišgirdo. Garlaivis nurūko tolyn. Tomas liko stovėti ant plausto. Bangos supavo ir liuliavo, liuliavo ir supavo, kol Tomas užmigo. Tomas dreifavo jūroje iki pat ryto. Staiga jis atsimerkė. Jo plaustas atsitrenkė į žemę. Grotelės ir katilai, kur aš? Tomas lėtai pajudėjo į priekį. Jis dairėsi aplinkui. Buvo labai ūkanota. Ir labai tylu. Tomas galėjo žiūrėti tik medžius ir kalvas. Jis papūtė savo švilpuką, bet niekas neatsiliepė. Vaje, kokia keista vieta. Nematau nei vieno garvežio. Tai negali būti Sodoras. Ir negali būti žemynas. Tomo ratai neramiai sudrebėjo. Čia turėtų būti prieplauka ir laivų. Jei juos rasiu, galėsiu parplaukti į Sodorą. Ir Tomas atsargiai puškavo į ūkanas. Tada pradėjo dėtis keisti dalykai. Pirmiausia, Tomas išgirdo ratų tarškėjimą surūdijusiais bėgiais.